Neatrodo, viską žinai, ką reikėtų daryti. Žinai, ką reikėtų, kaip, kada daryti, bet kažkodėl tai nedaro. Kas stabdo? Stabdo. Mūsų širdis stabdo jinai nuo to, kad mes nenueitume ten, kur labiausiai nenorime. Kad mes nenueitume ten, kur mes ir taip jaučiamės, jau yra pabėgimas nuo savęs. Ir kol giliai tam sapne kažkokiam tai gyveni, kur galvoji, kad pabėgai nuo savęs, kad iš tikrųjų dabar tai gausiu, dabar va čia tai man atsakys viską, ko aš noriu, man duos viską, ko aš noriu, man bus paprasčiau ir lengviau, nes pagaliau, žinai, gyvenimas pasikeis. Ir tai iliuzija, kad kažkada nuo to pabėgsim, kas mes esame, kas mes buvome, kas pas mus iš tikrųjų visą laiką viduje buvo. Tai iliuzija mus veža, nes mes galvojame, turime tą pažadą, kad kažkada tai pasibaigs ir pasikeis. Ir niekada nesibaigia. Nes kad ir kiek pasiektum, kad ir kiek gautum, kad ir kiek nueitum, vis tiek nėra to, ko nori. Tos laisvės, kuri būtų viduje, tos laisvės, kad aš darau, kas aš iš tikrųjų esu, aš darau, kas man yra svarbiausia, man nereikia įrodinėti kitiems, man nereikia saugotis, man nereikia kažkaip tai palaikyti tos iliuzijos, kad man viskas gerai, kad manęs nežeidžia, kad manęs neskaudina, kad aš nesu jautrus tam tikriem dalykams, aš užaugęs, aš krūtas, aš fainas, aš moku viską padaryti. Ta iliuzija, kuo jinai didesnė, tuo skaudžiau ir sunkiau yra viduje, nes kad ir ką gautume, kad ir kiek užpildytume, visą tai neužsipildo viduje nei kiek. Ir man problema kiek metų, tiek kodėl aš to nemačiau niekaip, dėl to, kad aš žiūrėjau per tą dalyką, kuris ir neleido pamatyti, reiškia, galima sakyti, akis žiūrėjo savęs, ieškojo savęs. Ta mūsų asmenybė iš gyvenimo, jinai ir yra, kuri viską kontroliuoja ir kuri laiko ir sako, kaip mes matome, kaip mes žiūrime ir jinai savęs ieško. Bet jinai ieškos ne iš tikro, kas mums iš tikro esame, bet kad vis tiek apsisaugotume, kad vis tiek sugebėtume sulaikyti skausmą ir parkės ir visą kitą, ko mes nenorime. Jeigu atsibodo taip gyventi, jeigu atsibodo taip gyvenime žiūrėti, kad vis dėlto, okei, aš noriu kitaip, aš noriu iš savęs, aš noriu nevaidinti, aš nenoriu apsisaugoti nuo nieko, aš noriu gyventi taip, kaip kas aš esu, sakyti, daryti ir dalintis, kas aš esu ir kad tai man atneštų visko, ko aš noriu. Visą laiką aš sakydavau tą, kad viskas, kas aš esu, turėtų atnešti, ko aš noriu. Bet aš nežinau, kaip tą pasiekti, viskas, kas aš esu, nes vis tiek kažkas jausdavosi ne to. Tai jeigu tu tokie situacijose ir nori tikrai tą pajausti gyvenimo tą tikrą džiaugsmą, kaifą, laimę ir taip toliau, parašyk.